Labas vakaras. Šiandien mūsų laidoj Atvira studija svečias Ivanas Dorašas, Jonavos rajono ligoninės gydytojas ir taip pat politikas, liberalų sąjungos narys. Kiek metų jūs politikoje, jeigu taip, ir toj pačioj partijoje visą laiką buvote? Labas vakaras. Pirmiausia, aš turbūt sveikinu su jumis, su mūsų žiūrovais. Noriu pasveikinti, nors su 3 diena Velykų. Sveiki, sulaukę šventų Velykų. Aš sveikinu visus mūsų žmonės, kurie laukia šitos šventės, su viltim, su prisikėlimu. Ir noriu palinkėti, kad tos viltis, kurios mes įdedam savo gyvenime, kad jos įsipildytų. Ir linkiu, kad su gydytojais visi žiūrovai, jūs tame tarpe, susitiktume tik tai per televizoriaus ekraną, o ne gyvai. Bet jeigu, žinoma, bus reikalas gyvai, tai ir šitoj srityje mes galėsim jums matyti, kiek sugebėsime. Noriu, žinoma, padėkoti savo rinkėjams, kadangi aš matau, kad čia krypsta reikalas visą šiek tiek į politiką, padėkoti savo rinkėjams, kurie per paskutinius rinkimus į tarybas balsavo už mane, balsavo už mano kolegos iš Liberalų centro sąjungos partiją, kurios pirmininkus aš esu. Ir noriu pasakyti visiems mūsų rinkėjams, tiems, kurie rinko, tie, kurie nerinko, kurie abejojo, kad visus pažadus komandos, kurie davė savo pažadus politinius mūsų žmonių atžvilgių, mes vykdysim iš tikrųjų nuoširdžiai ir kiek sugebėsime. Tas faktas, kad šiandieną aš nesu tarybos narys, tarp kitko taip jau atsitinka 3 kadenciją, taip suformuoti mūsų įstatymai. Politikoje aš nelaikau bent save politikų, koks aš politikas, aš gydytojas. Į tą politiką aš atėjau visiškai atsitiktinai, tik tai per savo profesinę prizmę ir iš reikalo, kadangi, kaip žinia, prasidėjus reformai mūsų įstaigai. Tai va dabar aš norėčiau šiek tiek sustabdyti, kadangi tą, ką jūs dabar pasakojat, aš norėjau šiek tiek vėliau apie tai pakalbėti. Galėsim. Ir aš užduočiau jums klausimus vėliau. O dabar noriu vis tik paklausti, jūs gimęs Ukrainoje. Taip. Ir jūs baigęs Lucko medicinos mokyklą, o po to tik tai atvažiavo čia į Lietuvą, įstojot į Kauno medicinos institutą. Kaip jūs, kas lėmė jūsų tą profesiją? Kaip jūs sąmoningai pasirinkot, ar taip susiklostė jau gyvenimas, kad jūs tapot mediku? Man atrodo, kad mūsų žiūrovams jau čia seniai tie faktai yra žinomi. Jau NK gal buvo pasakota, kas užfiksavo, kas neužfiksavo. Iš tikrųjų, aš gimęs esu Ukrainoje. Aš esu kaimietis, į tom didžiojus, dėl to gal ir suprantu pirmiausiai paprastą žmogų, kaimo žmogų, nors stengiuosi rasti bendrą kalbą su visais žmonėmis. Bet man kaimas, į kaimišką aplinką labai yra artima ir šilta. Ir aš tą branginu. O į Lietuvą manęs atvedė gyvenimas, tuo metu sovietinis gyvenimas, kur uždėjo man antpečius ant pečių ir aš turėjau 2 metus atitarnauti čia Pabaltijoje, būtent Lietuvoje, būtent Kaune, kuri dabar tapo man antrą gimtinę, kurią aš irgi didžiuojuosi to. O baigęs savo laikų medicinos mokyklą būtent pas save Ukrainoje ir pasirinkimo kaip tokio pas mane net nebuvo dvejonių, ką pasirinkti ten vienokius ar kitokius mokslus. Taip jau buvo turbūt užprogramuota, nors gyvenime pas mane medikų nebuvo niekada, bet ta specialybė man pridušęs ir aš jau po medicinos mokyklos pasirinkau būtent šitą profesiją, mediko profesiją ir įstojau į medicinos po kariuomenės vadinamos, įstojau į Kauno medicinos tuometinį institutą, dabar universitetą. Jūs tėviški čia palyginus netoli, jūs dar nuvažiuojat, turit giminių, čia turbūt per dieną ir jūs jau pasiekat savo namą. Galbūt ten kitą kartą į Klaipėdą per sezoną šiltą sunkiau nuvažiuoti, negu man į gimtinę. 650 km, tai nėra didelis atstumas, kiekvienais metais aš aplankau tėvynę, nes ten mano giminės, ten yra pajauti mano tėveliai ir kiekvienais metais aš aplankau savo tėvynę. Jūs ir dabar gyvenat kaime, kiek žinau, Šveicarijoje ir jūsų hobi yra gyvūnai ir turit net labai retos veislės šunį, kuris neturi giminaičių čia iš vis Pabaltijai. Taip yra? Yra taip.
viskas, kas surišta, aš sakiau, su kaimu, kas surišta su gamta, man yra miela širdžiai. Ir turbūt ne dėl to, kad ten reta veislė ar kažkokia ypatinga, bet kas yra gyva, man yra miela. Ir ta visa įtampa, kurį aš įgauni žmogus darbo metu, kabinete, operaciniai, bendrauja su žmonėmis, visos neigiamos emocijos, kuris susikaupia, jos viskas dingsta, kai aš bendrauju su gyvąja gamta, būtent per savo šitas keturkojus draugus, kurie aš turiu šiai dieną 3. Taip, yra vienas šuo, kuris yra vienintelis Pabaltijoje, kur žentą reikia ieškoti toli važiuoti, dėl to nerandame to žento šiandieną, specialiai važiuoti į užsienį, tai yra sudėtinga, tai nežinau, kaip ten toliau su tos dalyko bus. Man jau beveik 60 metų ir aš vedu prie to, kad dalis mūsų žmonių vis tik nusiteikia prieš medikus gana skeptiškai ir pragyvenęs tiek metų aš negalėčiau niekados kalbėti kas nors blogai dėl jų, nes kadangi mane turbūt jau kokius 5-6 kartus išgelbėjo mano gyvybę, jeigu taip, imant nuo vaikystės, kiek aš sirgau arba patyriau traumų ir niekados man neapsiverstų liežuvis. Tačiau mes vis tiek turim kalbėti apie medicinos problemus, nes tų problemų turbūt yra. Kaip jūs dabar žiūrit, kas yra svarbiausios iš tų problemų, ir ryšim su reforma, kuri vyksta turbūt, ar jinai jau įvyko, skaitosi pas mus Lietuvoje medicinos reforma? Klausimas labai platus ir labai sudėtingas. Jūs pabrėžėt savo amžių, aš pasakyti, kad mes beveik vienmečiai ir tos problemos, kurios buvo prieš 20, 30 metų, 40, kur yra mūsų bendraamžiai, vyresnio amžiaus žmonės, jie priprato tuo metu sovietmečio laikais gyventi ir gauti tą medicininę paslaugą visiškai kitaip. Lengviau, kitą kartą nelaukiant eilėje, šiandieną jau šito reikia pastovėti. Tais laikais nieks neskaičiuodavo pinigų arba jos skaičiuodavo labai paviršutiniškai, nesukdavo savo gydytojai tais laikais galvos, o ypatingai administracijos atstovai įstaigų, nesukdavo galvos, iš kur tų pinigų gauti, kaip juos uždirbti, kaip juos išleisti. Šiandieną į pirmą planą visiems gydytojams be išimties išeina kaip uždirbti pinigą, per kurį prizmę jos uždirbti ir žinoma po to kaip jos išleisti tai pačiai sistemoj, aparatūros įsigijimui, patalpų išlaikymui ir visą eilę. O kalbant apie reformą, reforma tai yra nesibaigiantis procesas. Nereikia įsivaizduoti, kad vienais metais, tais pačiais 10 ar 2000 mes pradėjom reformą, šiandien mes galim kalbėti, kad reforma yra užbaigta. Reforma niekuomet nebus užbaigta, kol bus sistema. Vienaip ar kitaip mes galim garsiai įgarsinti, kad tai yra pirmas etapas reformos, antras, šiandien jau kalbam apie trečią etapą. Kada tas etapas prasidėjo, galim pasakyti, bet kada jis pasibaigs, irgi sunku pasakyti. Problemų ryšim su šito yra begalė problemų. Žmonėms nepaslaptys, kad šiandieną mūsų Lietuvos nėra tiek daug, aš turiu minėti, teritorinio atžvilgių. Šiandieną nėra paslaptys, kad reformos vyksta ir kitose gyvenimo sferose, ekonomikos, švietimo, medicinos ir yra visa begalė kitų sferų, kur tos reformos vyksta. Ir tos reformos dėja kitą kartą priveda prie to, kad žmogus pradeda galvoti, kaip jiem toliau gyventi ir su kom gyventi šitoje žemėje ir kaip pragyventi, kaip prasimaitinti, kaip prasigydyti. Ir šiandien mes matom, kokia yra bedarbystės lygis, koks yra emigracijos lygis mūsų Lietuvoje. Aš netaip seniai savo vaiką lydėjau prieš šventės į Angliją. Žinokit, aš buvau nustebęs, kad išeiginė diena aerostas pilnas žmonių, pilnas išvykstančių žmonių.
Tie, kurie atvažiavo aplankyti savo tėvus, kurie atvažiavo ten švęsti vienaip ar kitaip, bet yra į tokių žmonių, kurie pirmą kartą išvyksta. Tai matosi iš jų kalbos, iš jų elgesio ir taip toliau. Tai yra čia didžiulė problema yra. Mūsų Lietuva mažėja žmonių atžvilgių, teritorija išlieka ta pati. Taip, mes prie šito klausimo irgi dar prieisim. Tai, Aš dabar dar norėjau paklausti jūs tuo pačiu dėl medicinos komercializacijos, kaip mes dabar šnekam. Juk tai turėtų vis tik valstybė imti ant savo pečių tą naštą. Juk kariuomenė pas mus komercijos nei kariuomenė, nei viešos tvarkos srityse nėra. Bet kodėl medicina eina tokia linkme? Matot, šiandieną yra kategorija žmonės, kurie yra apdrausti ir neapdrausti. Netgi tie apdrausti žmonės šiandieną įstatymų numatyta tvarka kitą kartą privalo damokėti už gydymo. Tai už vaistus, tai už tam tikros priemonės, tai už tam tikrą diagnostikos procedūrą, jeigu jinai išeina už kvotos ribų, arba jeigu jinai išeina dėl žmogaus greitumo nori tą gauti, tai žmogus turi damokėti. Ir tai yra komercizacija. Ir komercija medicinoje šiandien nėra paslaptis, komercija medicinoje yra visame pasaulyje. Yra ne tik komercija, bet yra ir konkurencija. Ir tas yra svarbiausias rodiklis. Konkurencija tarp medicinos įstaigų, konkurencija tarp medicinos įstaigų lygių. Šiandieną mes esam 30 km nuo didžiausio mūsų konkurento. Ir vėlgi aš atsakau jums į tą klausimą, kurį jūs uždavėt dėl kas yra blogo, kas yra gero. Šiandien jūs žinote ir mūsų žmonės žino, kiek aplinkui rajonų, kurie neteko medicinos įstaigų ir tam tikrų sferos paslaugų, kaip dabar pavadinta paslauga. Pagalba, aš vadinčiau. Taip, man irgi šitas žodis labai nepatinka. Paslauga. Taip, paslauga, sakykime, išvežti šiukšlės, paslauga, ne žmogui išoperuoti vieną ar kitą arba konstatuoti infarktą, jį išgydyti. Tai paslaugai nelygiai, bet vadinam šiandieną šitą visą dalyką paslaugą. Tai šitos vadinamos paslaugos šiandieną iš daugelių ligoninių yra atimtos. Pavyzdys, mūsų Kaišiadoriškiai neturi, mūsų Prieniškiai kaimynai neturi, mūsų Elektrėniškiai neturi. Yra visokių, labai daug, geriau turbūt greičiau suskaičiuoti, kas turi, kas išliko. Ačiū Dievui, mes sugebėjom išlaikyti šitos paslaugos, įteikti savo žmonėmis. Be jokių kalbų yra migruojančių žmonių iš vienos įstaigos į kitą, kurie išvažiuoja gautą paslaugą kitur, po to jie grįžta čia arba atvirkščiai, nebegrįžta, visai būna. Tai čia pasireiškia komercija, čia pasireiškia konkurencija, o konkuruoti šiandieną su stipriu konkurentu yra sudėtinga, nes žmogus pas tave neateis, jeigu tu nesugebi padaryti, jeigu tu nesugebi diagnozuoti, jeigu tu nesugebi išgydyti. Jis žinoma eis ten, kur žmonės sugeba. Ir tam, kad išlaikyti šitą lygį, reikia turėti stiprius specialistus, reikia turėti stiprią įstaigą, kurioje yra įranga, kurios yra priemonės, kad šitą įvykdyti.